Žiūri į aukcionus ir planuoji pirkti daužtą automobilį? Visi tie portalai ir jų katalogai, kuriuos matai kaip klientas, dažniausiai skirti tik pasižiūrėti ir išsirinkti savo naują žaisliuką. Visi kiti dalykai įmonių rankose, kurios ir perka automobilį. Priekinė dalis brangiausia. Grotelės, bamperis, lempos, radiatorius, motoras. Visi šie dalykai gali patirti didelę žalą. Kartais mažas smūgis sukelia daugiau problemų nei didelis, bet to nepamatysi, kol gyvai neapžiūrėsi arba nenurinksi pusės priekio. Todėl pirmiausia tikrink motorą ir rėmą prie bamperio. Galinė dalis dažniausiai pigiausia, nes nėra labai svarbių komponentų. Įlenkta ar subraižyta, sutaisyti paprasta. Šonas. Čia dažniausiai kyla problemų su kėbulo geometrija. Jei ji prarasta ir kėbulas išsivaikšto, saugiausia ieškoti donoro ir keisti visą kėbulą, nebent pats nori užsimti kėbuliniais darbais. Skemdusios mašinos – gryna loterija. Jei variklis užpiltas, dar gali bandyti jį išplauti ir įvertinti, ar cilindrai sveiki. Be to, į kainą dažniausiai įeina ECU ir kiti elektriniai komponentai, todėl tokio varianto reikėtų vengti. Bet žinok, daužta nereiškia, kad ji automatiškai nurašyta. Kartais keli elementai ir truputis darbo padaro, kad mašina vėl važiuotų kaip iš salono ir dažniausiai už pigesnę kainą.